Po JAV bombardavimų likvidavus Irano politinius lyderius ir kilus pagristam nerimui dėl nestabilumo tiek Irane, tiek regione, pasigirdo Lietuvoje bent jau ir daug kalbų apie tai, kad dabar dėl šių įvykių plūstels pabėgėlių banga į Europą. Ir aš manau, kad šie gąsdinimai yra visiškai nepagristi, perdėti ir groja mūsų geopolitinių priešų naudai. Pažvelkime 10 metų atgal, kas vyko tada, kai kilo didžioji neva pabėgėlių banga į Europą. Absoliuti dauguma tų žmonių nebuvo jokie pabėgėliai, tai yra jų šalyse nevyko joks karas pilietinis ar kitoks. Jie tiesiog bėgo dėl ekonominių priežasčių ir vieninteliai tikri pabėgėliai tada buvo sirai, jų be abejo buvo, bet jie sudarė pakankamai nežymę dalį tada. Ir pakankamai nežymi dalis visų bėgančių sirų tada pasiekė Europą. Absoliuti dauguma jų apsistojo, taip kaip ir priklauso tikriems pabėgėliams, kaiminėse šalise. Virš 5 milijonų Libane, dar daugiau Turkijoje, kitose kaiminėse šalise ES jie nepasiekė. Tikri pabėgėliai nekeliauja per visą pasaulį. Taigi ir šiuo atveju, jeigu Irane kils ilgalaikiai neramumai ir jeigu žmonėms reikės bėgti iš Irano, ko be abejo nieks nelinkim ir nesitikim, tai greičiausiai nepasiektų ES sienų, nes tikrai iš Sirijos buvo arčiau ir paprasčiau negu iš Irano. Neprisileistume tokio mąstymo, kad pabėgėliai pasiekia Europą iš neramumų krečiamų Azijos šalių. Taip nėra. Europą pasiekia ekonominiai migrantai, kurie apsimeta pabėgėliais ir būtent šitą prielaidą ir turime vadovautis. O Irane be abejo reikia siekti kuo greitesnio ir didesnio stabilumo ir, jeigu įmanoma, režimo kaitos, taikios, bet tikrai neruoštis milžiniškai humanitariniai krizai ir pabėgėlių srautui į Europą.